Tai vakar mes krokpote, tam lėtai gaminamam puode, traškina mėsą, kuri buvo šaldyta. Tai reikėjo gana nemažai laiko, tai aš palikau per naktį, kad tam puodė ir pastovėtų išjungus ir panašiai. Šiandien aš ją ištraukiau, supjauščiau gabaliukais. Gana minkšta, taip kad ilgai šiandien nebereiks nieko daryti. Tai pridėjau svogūno, česnako ir aišku dėl spalvos geltonos šaldytų morkyčių ir žirnelių. Nes, aišku, svogūnas čia česnako gana nemažai įdėjau, kažkaip tai patraukė man ant česnako šiandien. Dabar čia paruošti ryžiai. Nedaug čia. Stiklinė, pusantros galbūt. Bet ką įdomiausia dėsiu, tai yra kori. Tai čia aš turiu geltoną, raudona yra aštresnė ir žalia yra dar aštresnė. Taip kad dėsiu čia šitos pastos. Tai kai sudėsiu maždaug ryžius, čia iš anksto nereikia čia tų visų dalykų. Tai dabar pradėsiu kepinti. Kepinti tam tedžinę. Uždengsim ir tegu viskas susicementuoja šiek tiek. Truputį įdėjau aliejus į puodą ir viskas. Ai, čia ciberžolė ta geltona drapstasi. Kas dar? Nu nieko daugiau tokio. Ai, kumino įdėta šiek tiek šito. Na, aš mėgstu visokius prieskonius labai tiesiog. Ir aišku, geriausia kompanija tai yra Cotonil. Jie tikrai kvepia ir kokius ten nusipirks, jie visada tinka. Nu, kai kas Santa Marija mėgsta, irgi gal neblogai. Ai, čia dar įmečiau dabar, nors aišku turiu sultinio nuo tos mėsytės ten, tai įmečiau va vieną tokį buljoną klasik, prancūziškas tipo, jautienos. Nu, gal skonis bus aštresnis. Tai įdėjau jį, kad jis ten tirptų tą aliejūkę dabar po truputį. Tai čia, žinot, kūrybinis darbas, reikia kurti, kaip norit. Tai va, tęsinys bus toliau. Na štai, pakepė keletą minučių, taip tokį truputį rudesnį padariau tą mėsą. Skardau, ne, tai nesudegus. Nu, ar jeigu padegė, neturėjau, aš čia taip žiūrėjau rimtai. Tai ką dabar darom? Dabar, matot, yra visai skysčio nėra. Tai ką aš darysiu? Imsiu aš nuo to sultinio, vakar traškinto, išvirto ir dėsiu čia. Galėjau ten tos kubelių ir nebedėti, nes čia tikrai labai skanus ir dar liks sriubai. Tai va šitą sudedu, galime dar daugiau. Nu, noriu palikti dar ir sriubai. Tai va, šitą sudedu. Žiūrim, kiek čia ko yra. Dar prieskonių įvairių daržalių dar galima pridėti. Dabar sudedu ryžius. Nuplautus ir net pamirkusius. Žiūrim, kiek yra skysčio svarbiausia. Tai atrodo, kad užteks, nebent norim labai sausų. Tai reikia ragauti dabar kaip skonis. Nieko, švelnu. Tai gerai, tada truputį tegu pabūna. Yra kažkokio aštrumėlio, nežinau, čia neturėtų šiai būti. Bet skaniai. Gerai, tai dabar palieku, kol ryžiai. Nepalieku, nežinau, kažkaip mane tarpina šį kartą. Kiek to skysčio. Atrodo, kad gerai, palieku. Tai palieku maždaug 15 minučių ir pažvelgsim. Tai atidariau šiek tiek anksčiau, nes pamiršau įdėti kurį, tą geltoną. Tai reikia man, kad į skonis viskas sueitų. Kaip čia šitaip gavosi, žinokit. Nu ką, kelis darbus tai dirbi žmogus, tai taip ir viskas. Tai va, dar pabandysiu aš jį kaip nors išminkštinti dabar. Tai įdėjau maždaug, matėt, šaukštą. Kažkaip paragavęs jis man toks per daug druskas lik ir.
Tai va čia, kad ryžiai dar, tai gerai spėjau, bet šiaip tai dėkit tada iš karto, žinokit, tada kai ryžius dedat. Nu, kad skonis eitų visur. Atrodo, baigiu išminkštinti aš jį čia. Čia tokia pastata kuri. Na, jeigu norit kažkokių įdomesnių, tai va, kas gaunasi. Čia mano klaida. Turėjau dėti prie skistų ryžių iš karto, kai dėjau. Nu, tikėkimės nesigaus čia košė ryžių, o gausis atskiri ryžiai, bet dabar atrodo, o ir dar va kažkur tai. Neišjungiau kol kas nieko. Na ką, uždengsiu, pažiūrėsim, koks čia kietumas ryžio, aišku, dar turi jie ir visą skonį pasižiūrėsim. Tai va, ir aš darau klaidų. Skonis geras. Bet dabar, kadangi neaštrus, skanu, tai skysčio matosi, kad neužteks. Turi dėti dar iš sultinio ir palikti dabar gražiai viską susitvarkyti. Tai čia yra tiesiog emergency call. Va šitaip va. Viskas. Dabar uždengiam, dabar tikrai neliečiam. Ir dabar ant lėto. Va. Žiūrėsiu. Ir labai sumažinam ugnį. Iki. Taip, tadžinas yra įkaista visas viršus, taip kad žiūrėkit, turėkit pirštinės, nenudekite, patikrinsim ryžius. Na jau maždaug yra neblogi, dar galbūt kelių minučių reikėtų. Tai tada viskas čia irgi ištrauks visą. Dar uždengiu. Ir dar palieku 10 minučių ir išjungsiu.